Šiandien važiuosime per įspūdingus Andų kalnus. Sustosime ant ekvatoriaus linijos, žygiuosime aplink nuostabų ugnikalnio kraterio ežerą. Apsistosime Otavalo mieste, kuris garsėja tradicinė ekvadoriečių kultūra. Pasidomėsime šamano parduodamais haliucinogenais. Kaip ir nepasitikėtumėt varvint kažkokią žolę, bet prašau, šiandien galima. Taip pat aplankysime gražiausius gamtos kampelius ir mirksime terminiuose baseinuose tarp ugnikalnių. Taigi įsitaisom patogiai, spaudžiam like ir keliaujam į Andų kalnus. Esam pasaulio viduryje, muziejus senovinis. Šiandien įdomi diena. Iš pietinio pasaulio pusrutulio vykstu į šiaurinį. Jis skiria simbolinę ekvatoriaus liniją. Kaipgi nesustosi ir nenusifotografuosi su viena koja pietinėme, o viena šiaurinėme. Čia yra įkurtas ir muziejus, pasakojantis Ekvadoro istoriją. Esu prie ekvatoriaus, tikslios jo vietos. Matote geltoną liniją, kuri atskiria šiaurės pusrutulį ir pietų pusrutulį. Tai dabar esu pietinėme ir taip lengvai kirtau ir esu šiaurinėme. Matote geltoną ekvatoriaus liniją, tai praeina tolyn. Užlipu prie Kuičiočio lagūnos. Tai yra didysis ugnikalnio krateris užpildytas vandeniu. Ir randasi 3 km aukštyje. Šiek tiek vėjuota, debesuota, tikiuosi oras pagerės ir dar bus gražiau. Ekvadoro teritorija yra labai aktyvioje seisminėje zonoje. Maždaug kas 10 metų vyksta stiprų žemės drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai. Žemyninėje Ekvadoro dalyje skaičiuojami net 84 ugnikalniai, aukščiausias net virš 6 km aukščio. Taipogi daugybė aktyvių ugnikalnių, baksnojančių į 6 km. Kuičiočio lagūna, kurie dabar esu, randasi 3250 metrų aukštyje, o susiformavo maždaug prieš 3000 metų. Ežero pavadinimas išvertus iš senosios kičvos kalbos reiškia Gvinėjos kiaulytės ežeras. Pavadinimą davė dėl ežero viduryje esančios salos formos, panašios į Gvinėjos kiaulytę. Šie gyvūnai ekvadoriečiams labai svarbus, nes iš jų gaunami proteinai gyvenant aukštai kalnuose. Reikalauja mažai ėdesio ir greitai dauginasi. Šiame Gvinėjos kiaulytės pavadinimo ežere antrąją Saulės festivalio dieną šamanai atlieka ritualinę švarinimosi procedūras, taigi ši vieta labai svarbi aplinkinėms bendruomenėms. Vyksta automobilių aukštai kalnuose, 4 km aukštyje, čia net medžiai neauga, labai stiprus vėjas, bet labai gražios vietos. O įspūdingiausia, kokiuose stačiuose šlaituose jie dirba laukus, sodina daržoves, labai sunkiai dirba žmonės. Žemės ūkio naudmenos užima apie 1/4 Ekvadoro teritorijos. Iš jų pievos ir ganyklos, ariamoji žemė ir 3% plantacijų. Daugiausia bananų. Andų tarpukalnių įdubose auginami javai, bulvės, daržovės, gėlės, veisiami pieniniai galvijai. Andų kalnuose žemė dirbama iki 3200 metrų aukščio. Aukščiau veisiamos avys, kai kur ir lamos. Pakrantėje vyrauja dirbama žemė, auginami bananai. Beje, Ekvadoras pagal bananų ir kakavmedžių auginimą užleidžia vietą tik
lyg Brazilijai ir yra antras pasaulyje. Taip pat auginamos alyvpalmės, cukranendrės, be to Ekvadore auginami arbatmedžiai, citrinmedžiai, arbūzai, kavamedžiai, aromatiniai augalai, veisiamos kiaulės, arkliai, ožkos, mulai, plėtojama paukštininkystė. Spėkit, už kokią sumą Lietuva kasmet importuoja bananų iš Ekvadoro. Išvežam naftos produktų už panašią sumą, o importuojam bananus. Taigi lietuvaičiai per metus sušlamšia bananų net už 20 milijonų eurų. Važiavau per gražiuosius kalnus ir atvykau prie Tačių upės kanjoną. Čia vėlgi yra aukštai, daug stipraus vėjo, bet lendu pasivaikščiosiu takeliais, o miškiuką vietiniai rengia tokius takelius ant šlaito. Tai vat galima pasivaikščioti, pasigrožėti. Vaikštau po Otavalo miestelį. Čia visoka 2,5 kilometro aukštis. Daug vietinių žmonių. Tradiciškai apsirengusi, matote, ir man už nugaros. Šis miestas garsėja savo turgumi. Otavalo turgus didžiausias būna šeštadieniais. Tačiau man pavyko apsilankyti ir trečiadienį. Ir trečiadienis, sako, neblogas. Keliausim į jį. Gatvės pardavėjas pardavinėja šviežius apelsinus, papajas, dar kažkokias šaknis. Tai nusipirkau vieną didelę papają. Kaip matote, štai ten. Už $1. Ragaujam. Kaip gražiai atsireikia. Spalva kokia graži. Tiesiog burnoje tirpsta. Netgi jaučiasi apelsinų aromatas bevalgant. Ir tik $1 toks skanėstas. 55% Ekvadoro gyventojų sudaro metisai, kurie yra maišyti ispanų kolonistų ir vietinių indėnų palikuonės. Indėnai sudaro apie 24% šalies populiacijos, o 16% gyventojų yra baltaodžiai, nemaišyti ispanų kolonistų palikuoniai ir emigrantai iš kitų Europos šalių. Likusius 5% sudaro ispanų atvežti juodaodžiai, vergai iš Afrikos. Be valstybinės ispanų kalbos gyventojai vartoja kečujų ir šuarų kalbas, taip pat kai kurias vietinės indėnų kalbas. Iki kolumbinių laikotarpių Ekvadoro teritorijos vakarinės rytis buvo neatsiejama Andų civilizacijos dalis. Ekvadoras beveik sutapo su jos kultūriniu šiauriniu Andų regionu. 15 amžiuje prieš mūsų erą pakrantėje egzistavusi Valvidijos kultūra buvo pirmoji keramiką vartojusi Pietų Amerikos kultūra. Jau nuo tada pakrantės indėnai vystė prekybą tiek su piečiau buvusiamis tautomis, tiek su Amazonija. Jie plaukiojo jūromis, prekiavo su Amazonės ir Andų gentimis svarbiausių vietos produktų – dailiomis jūrinėmis kriauklėmis, kurios Andos buvo naudojamas kaip muzikos instrumentai arba ritualiniams meno reikmėms. Vakaras Simono Bolivaro parke. Paukščiai čiulba, gražios palmės, bažnyčios, tradicinis Pietų Amerikos parkelis. Ir saugomas, aišku, policijos. Daug gatvinio maisto. Ir čia matote kepa žarnas tiesiog. Žmonės valgo, skanu.
Spalvingasis Otavalo turgus. Labai gražus vietiniai raštai, gražias ir vietinės pardavėjas. Nelysim giliau spalvų pasižiūrėti. Tai įdomu, kad ne tik moteris su ilgom kasom, bet ir vyrai. Kai lėktuvė čekinausi, mačiau, kad Andų bendruomenė turi netgi savo pasą atskirą, parašytą Andean Community. Tai turbūt ne per vieną teritoriją gal tą pasą nedalina, nežinau kokia sistema, bet įdomiai čia jie gyvena. Otavalo turguje pagrinde parduodami Vilnos produktai. Šeštadienį trečdalį miesto užkariauja pardavėjai. Ne tik turgelis, bet ir aplinkinės gatvės knibžda pirkėjų ir pardavėjų. Parduodami vietinių gyventojų derlingose, ugnikalnių žemėse, užauginti vaisiai ir daržovės. Labai įdomiai atrodantis Otavalo indėnų palikuonis parduoda ir savo pasiūtus rūbus ar pagamintus papuošalus. Įdomu šachmatai. Vienoje pusėje Andų gyventojai, o kitoje ispanų užkariautojai. Kuomet atsidūriau turguje, pirmiausiai mano dėmesį prikaustė šamanai. Andų kalnuose žmonės gydosi tradiciniais būdais, įvairiausiamis žolelėmis, naudoja burtus dvasiniais tikslais. Šamanai naudoja visus gamtos elementus, norėdami užburti ar susieti žmogų su visata. Mirę gyvūnai taip pat neatsiejamas šamano apeigų elementas. Turguje šamanas tikrai populiarus tarp vietinių moterų, kurios visiškai juo pasitikėdamas leidžia varvinti nežinomus lašų siekis, liesti. Čia priejau prie pardavėjo, kuris pardavinėja tradicinės žoleles ir visokius jų ekstraktus. Tai matot, Andų kalnų medicina. Visiems duoda pamėginti. Tai leidžia žmonės, žiūrėkit, jakį įvarvinti. Geras, ne? Kaip ir nepasitikėtumėt varvint kažkokią žolę, bet prašau, šiandien galima. Neatsiejamas produktas šamano sąraše yra ajahuaska. Tai haliucinogeninis gėrimas, gaminamas iš svaigiojo kvaitulio lianos bei kitų psichoaktyvių savybių turinčių augalų. Nuo seno vartojamas Andų pašlaitėse gyvenančių Amazonijos indėnų. Ajahuaska naudojama indėnų šamanų norint pasiekti ekstazę ir susijungti su dvasiomis bei psichoterapijos tikslais. Yra žmonių, kurie norėdami patirti egzotiškus ritualus, susijungti su dvasių pasauliu ar iš mokslinių paskatų keliauja į Ekvadorą, Peru ar kitas Andų šalis dalyvauti ajahuaskos gėrimo ritualuose. Šimtmečius tobulinamas skystis išgaunamas atitinkamą šaknį sumaišius su keletu kitų augalų. Drumzlino rausvumo, neįprasto kartumo ir mielių ataskonį nešantis gėrimas yra tikra natūralaus serotonino bomba. Nėra jokia paslaptis, kad dėl netinkamo šios biologiškai aktyvios medžiagos kiekio organizme apninka depresija, nemiga, nerimo sutrikimai bei šizofrenija. Panašu, kad ji veikia lyg asmenybės katalizatorius, išryškinantis individualias patirtis, sustiprinantis pasąmonėje glūdinčius vaizdus ir atnešantis individualų nušvitimą. Vieniems tai primena haliucinacijų kupiną sapną, kurią galima bet kada sustabdyti, prasukti ar kitaip valdyti minčių galią. Kiti teigia patys iš savęs, gavę atsakymus į visus rūpimus klausimus, ar jautėsi lyg Avataro filme. Visgi seansuose sudalyvavę pritarė, kad po procedūrų jaučiasi atsikratę blogų minčių, išsivalę ir šiek tiek pakilę nuo žemės. Nedidelis gražus kriokliukas lankomas vietinių gyventojų. Oras pagerėja, gamta pagražėja. Žinot, visur pasaulyje nušlifuota, sudėti takeliai ir restoranai.
Ekvadore, kadangi šalis skurdesnė, tai štai tokios kavinukės, poilsinės, viskas autentiška, iš medžio. Štai čevyčia, tradicinė, žalia marinuota žuvis. Sultinga, rūgšti, sūri, bet gardu. O čia šviežiai pagautas upėtakis. O, čia tai šis pasakas, žinokit. Sotakači miestelis. Nežinau, ar teisingai ištariau. Čia toks tipiškas vietinis Pietų Amerikos miestelio parkelis. Žmonės sėdi, ilsisi, aišku, nužiūrinėja, nes turistų mažai. Gal debesys ateina, ne taip gražu, bet fainas. Tokiamis gražiamis vietomis vingiuoja kalnų kelias. Iš ko gyvena Ekvadoras? Nafta. Nuo seno yra pagrindinis Ekvadoro eksporto produktas. Taip pat eksportuojami bananai, krevetės, žuvies produktai, kava, kakava, miško produktai, cukrus, ryžiai. Importuojami automobiliai, telekomunikacijos įranga. Pagrindiniai šalies mainų partneriai yra JAV, Kolumbija, Peru, Venesuela ir Brazilija. Taip pat Ekvadoras, kaip bebūtų gaila, yra korumpuotas. Dėl narkotikų gabenimo, nelegalios aukso gavybos ir siautėjančių gaujų. Didelė pinigų dalis sukasi juodoje rinkoje, bet apie tai plačiau sekančioje dalyje, kuomet naršysiu po nesaugias vietovės. Terminiuose baseinuose, gal 5 baseinai skirtingų temperatūrų, fone kalnai, šiandien ir lyja, ir saulė švietė, bet vis tiek atsiveria gerų vaizdų. Skirtingų temperatūrų baseiniukai, labai faina pasidėti, kaina jau nebe vietinė, o turistinė, $23. Tai gerai, ir gulėsiu ir gražėsiu dabar kalnais. Karščiausia. Geras. Čia faina. Pasaka, žinokit, aplinkui ugnikalniai supa, šildo man vandenį, o aš relaksuoju. Čia tai kelionė.
Liupė šilto vandens. Na, nežinau, niekur aš nenorėsiu čia išvažiuoti, kad taip gera. Faini terminiai baseinai. Yra ir vietiniams skirtų už pigesnę kainą, $9. Ir gali sėdėti visą dieną, bet ten jau vanduo nebe toks švarus, mažiau prižiūrima. Ekvadoro ekonomikoje dominuoja aptarnavimo sfera, tačiau nedidelis procentas šalies gyventojų dirba žemės ūkyje. Maisto auginami ryžiai, bulvės, manijokai, plantanai, bananai, kava, kakava auginami pardavimui. Auginami galvijai, avys, kiaulės. Šalyje yra žvejybos ir miško pramonės šakos, taip pat maisto, medienos, apdirbimo, turizmo, tekstilės, chemikalų gamybos šakos. Labas rytas, atsikėliau šeimininkų mažam pastatytam viešbutėlėje kalnuose. Esu 3 kilometrų aukštyje, aplinkui supa ugnikalniai. Ir kažkur turi matytis didysis Kotopaksi, ugnikalnis su snieguota viršūnė. Spėju, kad čia pasislėpęs debesyje. Buvo iš tikrųjų vėsoka. Mano draugas. Draugiškas vakar buvo. Ačiū už praleistą laiką kartu, tikiuosi patiko Ekvadoras. Jeigu norėtumėte keliauti kartu, parašykite mane mailą kelionėpopasaulį@gmail.com. O aš atsisveikinu ir kitą savaitę susitiksime pietinėje Ekvadoro dalyje. Ate.